Teko perskaityti vieną gražiausių asmeniškai man evangelijų ir žinot, kitos evangelijos yra tokios skaitomos ir nėra tiek tapybiškos, kad mes galėtume įsivaizduoti. O šis evangelijos tekstas tai nuskambėjo taip kaip meninis filmas. Turbūt ne tik aš, bet ir jūs, skaitančios puslapius, bandėte įsivaizduoti, kaip Jėzus eina naktį sutemus link savo mokinių, kaip mokiniai pamato, nesupranta, su kuo turi reikalą. Ir galiausiai Petras paprašytas įrodyti, kad čia tikrai Kristus, kad jiem nesivaidena, savo pasitikėjimo sustiprinimui paprašo, kad jis įgautų galę ateiti pas Dievą vandeniu. Pradėjai šiandien dalinsiuosi 10 minčių apie šios dienos evangeliją. Ją girdėjom jau šią savaitę buvo šis tekstas, tai labai gerai, todėl kad nereikėjo ruošti sekmadienio pamokslui, jau buvau pasiruošęs prieš tai, tai žinot, tada galėjau ilgiau pamiegoti. Tai 10 minčių. Pirmoji, kad Jėzus kartais siunčia mus į audrą. Mokiniai į valtį sėdo ne savo noru. Juos ten pasiuntė Jėzus. Buvimas Dievo valioje nereiškia gyventi be sunkumų. Kartais audra yra ne bausmė, o kelias į gilesnį pasitikėjimą. Antroji. Dievas nėra abejingas mūsų kovoms. Evangelija sako, kad Jėzus matė mokinius, nors buvo ant kalno melstis, net kai atrodo, kad jis toli. Jo žvilgsnis nenukrypsta nuo mūsų gyvenimo. Trečioji, prie stebuklą dažnai ateina ilga naktis. Jėzus ateina tik 4-osios nakties sargybos metu, tada, kai mokiniai jau išsekę. Dievo laikas ne visada sutampa su mūsų lūkesčiais, tačiau Dievas niekada nevėluoja. Ketvirtoji, baimė dažnai neleidžia atpažinti Dievo mūsų gyvenime. Mokiniai pamatę Jėzų, pamanė, kad tai vaiduoklis. Nerimas gali iškreipti mūsų žvilgsnį ir net Dievo artumą paversti grėsme. Penktoji. Svarbiausia Evangelijos žodžiai: nebijokite, tai aš. Kristus pirmiausiai nesiūlo sprendimų, bet dovanoja savo buvimą. Jo artumas yra didesnis už mūsų audras. Šeštoji. Petras žengia vandeniu tol, kol žiūri į Jėzų. Tikėjimas nėra pasitikėjimas savo jėgomis. Jis gimsta tada, kai žmogaus žvilgsnis lieka nukreiptas į Kristų. Septintoji. Abejonė prasideda tada, kai audra tampa svarbesnė už Dievą. Petras pradėjo skęsti ne todėl, kad vanduo pasikeitė, bet todėl, kad jo dėmesys nukrypo ne į Jėzų, bet į vėją. Aštuntoji. Svarbiausia malda gali būti pati trumpiausia. Viešpatie, gelbėk mane. Tai neilga malda, bet nuoširdus šauksmas. Dievas girdi ne žodžių gausą, bet širdies tiesą. Devintoji. Jėzus ištiesia ranką greičiau, negu žmogus nugrimsta. Evangelijoje nėra akimirkos, kad Kristus svarstytų, ar verta gelbėti Petrą. Dievo gailestingumas visada arčiau nei mūsų nuopuolis. Ir 10 mintis. Kas patiria Kristaus artumą, tampa jų liudytoju. Pasiekę krantą žmonės ne tik ieško Jėzaus, jie neša pas jį ligonius. Tikras susitikimas su Kristumi visada skatina padėti kitiems atrasti patį gydytoją. Va kaip Tadas reaguoja, matot?
Ir dabar, pabaigai dar kaip visada pasakojimas. Vienas berniukas paklausė seno žvejo, ar žmogus tikrai gali eiti vandeniu. Žvejys nusišypsojo, nežinau, bet kartais žmogus pradeda skęsti. Jis nusivedė berniuką prie ežero, vanduo buvo ramus, tačiau pūtęs stiprus vėjas. Matai tą akmenį vandenyje, paklausė žvejys. Matau, eik jo pasiimti. Berniukas įbrido į vandenį, kol žiūrėjo į akmenį, ėjo ramiai, bet staiga pakėlė akis į bangas. Vanduo gilėja, išsigando jis ir sustojo. Žvejys tarė, dar vienas žingsnis. Berniukas sako, bijau. Žiūrėk ne į bangas, žiūrėk į vietą, į kurią eini. Berniukas žengė ir pasiekė akmenį. Grįždamas paklausė, tai ar čia ir yra Petro paslaptis? Petro paslaptis buvo ne ta, kad jis mokėjo eiti vandeniu. Jis nemokėjo. Tai kaip jis ėjo? Kol žiūrėjo į Jėzų, jo baimė nebuvo didesnė už pasitikėjimą. Žvejys trumpam nutilo ir pridūrė, Evangelija nesako, kad bangos nurimo. Kai Petras išlipo iš valties, bangos tebebuvo. Pasikeitė tik tai, į ką Petras žiūrėjo. Kartais tikėjimas nėra gyvenimas be audrų. Kartais tikėjimas yra drąsa žengti kitą žingsnį, kai audra dar nesibaigė.